Taip, klausau. Sveiki. Nu į ką? Čia dėl Audi A6 skambina. Taip, mano mažulė, mano gražuolė. Sakykit, kuriam mieste randasi automobilis, nes irgi matau nenurodyti. Pakruojį aš. Nu, į mašiną irgi Pakruojį. Nu, biškit tolokai, taip man nuo Vilniaus gaunasi. O kaip bendras mašinos stovis, gal galit kažką plačiau papasakot? Gera mašina. Gerai, viskas aišku, puikiausiai apibūdina. O klausykit, kalbime irgi mačiau, kad nėra VIN numerio nurodyti. Jūs gal galėtumėt man jį atsiųsti tiesiog? Nu. Kam čia to reikia? Kažkokius mašinos duomenis mano nuvokti norite, ne? Mane yra, panašiai, ant kreditų pasodinė. Ten blemba tūkstančiais man. Nu tiesiog suprantat, man tikrai toli važiuoti iki Pakruojo. Tai aš tiesiog įsiveščiau VIN numerį ir matyčiau visą informaciją apie automobilį. Tai, nenoriu nei jūsų, nei savo laiko. Gerai, tai kur jūs norite tuos numerius naudoti? Jūs man galite žmogišką kalbą kažkaip paaiškinti, o ne savo kažkokią paukščių kalbą. Nu žiūrėkit, aš tą VIN numerį paprasčiausiai įsivesiu į Car Vertical. Įvedus tą VIN numerį parodo, ar automobilis buvo daužtas, ar sukta rida, ar nevoktas, iš kokios šalies atvyko, kiek savininkų turėjo. Nu tiesiog visą automobilio istoriją aš pamatysiu, tiesiog patogumo dėliai. Aš žinokit netikrinęs pats, kai pirkau mašiną. Tai man pačiam gal čia visai įdomu būtų. Gerai, tai padiktuokit, aš užsirašysiu. Įveskitės numerį. Nu, girdit mane? Tai va, tai informacija tokia. Jūsų automobilis buvo patyręs avarijų, pakankamai nemažos išmokos. Rida atsukta dar ant viršaus, tai žinokit, tai jopa. Dėkoju už pokalbį, už informaciją, bet šito automobilio turėsiu atsisakyti. Tai va ir jūs būtinai, prieš perkant automobilius, pasitikrinkit su Car Vertical, su nuolaidos kodu CRS20, gausit 20% nuolaidą savo ataskaitoms ir būsit saugus, negaišit savo laiko ir automobilio pirkimas bus ženkliai paprastesnis. O jeigu kainą paderinčiau?